Labadiena, aš šiandien jums labai greitai pristatysiu savo knygų penketuką. Tai pirmoji knyga yra tikrai mano mylimiausia jau kuris laikas Bruno Šulcas Cinamoninės krautuvėlės. Bruno Šulcas yra Lenkijos žydas žuvęs karo metu, Antrojo pasaulinio karo metais, ir tos cinamoninės krautuvėlės atveria tarytum naujas erdves. Tai nėra ilgi pasakojimai, bet jie labai turtingi. Antra knyga, kuri man taip pat labai patinka ir labai praplečia erdves, yra Nabokovo, būtent Kalbėki atmintie. Ir tai yra paskutinis jo romanas ir jis tikrai, aš manau, kad jis yra turbūt meistriškiausias. Man patiko ir Lolita, patiko ir Lekinai, bet šitas irgi ypatingai praturtina. Ir tu nori ir pats jam atsakyti kažkaip ir todėl vis sustoji ir grįžti prie to paties puslapio ir skaitai. Toliau, Stefanas Cveigas, Širdies nerimas, irgi Cveigas man labai patinka, visai kitų požiūrių negu Nabokovas. Nes jeigu Nabokovą aš skaitau lėtai, tai Cveigą pasiimi rankas tą knygą ir nenori atsitraukti ir skaitai, todėl kad pasakojimas yra labai įtraukiantis ir labai intensyvus. Tai ir taip pat labai praturtina, ypač jauną žmogų, tai labai siūlyčiau visiems skaityti Širdies nerimas Stefano Cveigo jauniems žmonėms. Ketvirtas, Olga Tokarčiuk, tai yra Nobelio premijos laureatė ir labiausiai siūlyčiau skaityti jos knygą Bėgūnai. Ji parašė jau nemažai tų knygų, bet šitos yra tie pasakojimai trumpi, bet taip pat labai leidžia pažiūrėti į viską kitu kampu. Ir iš lietuvių literatūros siūlyčiau skaityti Danutės Kalinauskaitės Baltieji prieš juoduosius, nes tai ypatingai geras romanas, kurį Danutė Kalinauskaitė, aš manau, ji yra dabar stipriausia mūsų lietuvių prozininkė. Tai ji būtent parašė šitą romaną apie, lyg ir apie savo šeimos čia istoriją, bet kartu tai yra įtraukus pasakojimas ir apie praeitį, ir apie ateitį, apie Lietuvos praeitį ir ateitį, ir labai siūlyčiau šitą knygą skaityti. Viskas.